Skaitinys iš Išminties knygos. Klausykit karaliai, galvon įsidėkit, jums mokytis reikia, pasaulio valdovai. Tik jūs paklausykit, kurie viešpataujat ir mėgstat didžiuotis, kad valdote liaudį. Jūs valdžią iš viešpaties turit, šią galią aukščiausias jums davė. Visus jūsų darbus jis stebi ir tyria, ką veikti galvojat. Turėtumėt jo karalystei tarnauti, bet jums nepatiko teisingi sprendimai. Įstatymo jūs nesilaikėt, nevykdėte viešpaties valios. Todėl jis netrukus ateis ir nubaus jūs. Didiesiems jo teismo sprendimas bus griežtas. Mažasis sulauks pagailos, atlaidumo, galingiesiems bausmės taipogi galingos. Visatos valdovas juk nieko nebijo, nereikia jam lenktis prieš jokią didybę. Jisaigi sukūrė ir didį, ir mažą, todėl jis netrukus ateis ir nubaus jūs. Didiesiems jo teismo sprendimas bus griežtas, mažasis sulauks pagailos, atlaidumo, galingiesiems bausmės taipogi galingos. Visatos valdovas juk nieko nebijo, nereikia jam lenktis prieš jokią didybę. Jisaigi sukūrė ir didį, ir mažą, visi jo apvaizdai tolygūs, vienodi. Bet griežtą ataskaitą duos, kas galingas. Šiais žodžiais jūs kunigaikščiai kreipiuosi, kad imtutės proto ir išvengtute blogio. Kas šventą dalyką už šventą ir laiko, tas pats šventas tampa, kas vykdyti stengias, tas apsaugą randa. Todėl mano žodžių ieškokit ir siekit, juose jūs atrasit pamokymą gerą. Tai Dievo žodis. Tu Dieve pakilki, tu žemę teiski. Ginkit visus skriaudžiamuosius, našlaičius, beturčių paniekintų saugokit teisės, vargšus prispaustuosius vaduokit, traukite juos iš nedorėlių rankos. Tu Dieve pakilki, tu žemę teiski. Esu aš pasakęs, visi jūs dievai, aukščiausiojo sūnūs, tačiau jūs mirsit kaip kiti žmonės, krisit kaip kiekvienas žemės galiūnas. Tu Dieve pakilki, tu žemę teiski. Alleluja, alleluja, alleluja. Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: Eikite, pasirodykite kunigams, ir beidami jie pasveiko. Vienas iš jų pamatęs, kad išgijo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas puolė ant žemės Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: Argi ne 10 pasveiko? Kur dar 9? Niekas nenorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis? Ir tarė jam: Kelkis, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly Marijos radijo klausytojai, brangūs tikintieji, šiandien girdėta Evangelijos ištrauka yra iš Luko pasakojimo apie Jėzaus kelionę į Jeruzalę. Ji prasideda žodžiais: atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę.
Ta žodis ryžtingai primena mums, kad Jėzus eina į Jeruzalę sąmoningai, pasiryžęs paaukoti savo gyvybę už visos žmonijos nuodėmes. Jis keliavo mokydamas per miestelius ir kaimus. Ir ne tik mokė, bet ir gydė sergančius, išlaisvindavo apsėstuosius. Šiandien skaitome, kad keliaudamas į Jeruzalę, Jėzus ėjo tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Raupsai anuomet buvo viena baisiausių ligų. Sergant žmogaus kūnas deformuodavosi, nykdavo pirštai, veidas įsigimdavo. Tokie žmonės buvo ištremiami iš bendruomenės. Gyvendavo už stovyklos, vieniši be artimųjų. O kunigų knygoje sakoma, kiekvienas raupsais sergantis laikysis atidengtą galvą, užsidengs burną ir šauks: nešvarus, nešvarus. Jis gyvens vienas už stovyklos. Todėl Evangelijoje ir girdėjome: raupsuotieji stovėjo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs juos, Jėzus tarė: eikite pasirodykite kunigams. Pagal įstatymą, tik kunigas galėjo paskelbti žmogų švariu, kad jis galėtų sugrįžti į bendruomenę ir būti joje naudingas. Visi 10 patikėjo ir iškart pasuko pas kunigus, kai Jėzus pasakė: eikite. Ir už savo tikėjimą buvo apdovanoti, bei eidami jie pasveiko. Tačiau tik vienas samarietis, pamatęs, kad pagijo, grįžo šlovindamas Dievą ir puolė po Jėzaus kojų dėkodamas. Jėzus su skausmu ištarė: argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo grįžti ir atiduoti Dievo garbę, kaip tik šitas svetimtautis? Brangus klausytojai, skaitydami šią vietą mes kartais piktinamės tais 9, kurie nesugrįžo, tačiau neskubėkime teisti. Verčiau pažvelkime į save. Ar mes visada dėkojame už gautas malonės? Kiek karštai meldžiamės, bet pamirštame padėkoti? O kai mūsų prašymai nesipildo taip, kaip norime, nusiviliame ir sakome, kad Dievas mūsų neišklauso. Tačiau Dievas girdi visus mūsų prašymus ir visas mūsų maldas. Tik ne visada atsako taip, kaip mes įsivaizduojame ir norime. Net apaštalas Jokūbas mums įspėja: jūs prašote ir negaunate, nes prašote netinkamai, tik savo įnoriams patenkinti. Viešpats geriau žino, ko mums reikia, ir viską tvarko mūsų labui. Kaip pastebėjote Evangelijos pabaigoje, Jėzus savo sako samariečiui: kelkis eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Juk visi 10 buvo išgydyti. Kodėl tik jam pasakyta? Todėl, kad šio vyro širdis buvo gera, jis pagijo ne tik tai kūnu, buvo išgydyta ir jo širdis. Jis sugrįžo dėkodamas ir tai parodė, kad jo tikėjimas tapo gyvas. Tikėjimas be dėkingumo niekuomet nėra pilnas. Taigi, brangieji, ši Evangelija moko kelių dalykų, kuriuos bandykime įsidėmėti. 1. Raupsuotieji stovėjo atstu, nes jautėsi nešvarūs. Agi ne tas pats nutinka ir mums, kai artinamės prie Eucharistijos? Ar visada mūsų širdis yra tyra? Net apaštalas Paulius įspėja: te ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės, nes kas valgo ir geria nevertai, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. 2. Raupsuotieji tikėjo ne tik Jėzaus galia, bet ir jo meilę. Jie žinojo, kad jis jų neatstums. Ar mes, pradėdami melstis, tikime, kad Dievas nori mums gero? Ne tik, kad jis viską gali, bet kad jis nori padėti būtent man, ar tuo tikiu? Pasitikėjimas žeidžia Dievą labiau nei mūsų silpnumas. 2.
raupsuotieji tikėjo ne tik Jėzaus gale, bet ir jo meilę. Jie žinojo, kad jis jų neatstums. Ar mes, pradėdami melstis, tikime, kad Dievas nori mums gero, ne tik, kad jis viską gali, bet kad jis nori padėti būtent man, o nepasitikėjimas žeidžia Dievą labiau nei mūsų silpnumas. Ir trečia, dėkingumas. Išgydyti buvo visi 10, bet padėkoti sugrįžo tik vienas svetimtautis. Tai pamoka mums. Įsiklausykime į mišių intencijas. Daugiausia juose yra prašymai sveikatos, sėkmės, pagalbos. O padėkos intencijų labai nedaug. Tačiau tikras ryšys su Dievu atsiskleidžia dėkingume. Dėkojimas yra didžiausias maldos vaisius. Taigi, mėly tikintieji, viskas, kas gera ir gražu mūsų gyvenime, yra Dievo dovana. Mišių šventimas nuolat kviečia mus dėkoti ir už malonės, ir už kryžius, ir už išbandymus. Dėkingumas ir šlovinimas yra giliausia tikėjimo išraiška. Ir šios dienos mąstymą užbaikime apaštalo Pauliaus žodžiais iš laiško Kolosiečiams. Kristaus žodis te gyvuoja jumise vaisingai, mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopą išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes, ir visa, ką tik darytumėte, žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Amen. Homiliją sakė monsinjoras Vytautas Grigaravičius.